Pažiūrėjau į savo telefoną ir staiga bum. Tai pasaulinio garso golfo žaidėjas Tigeris Woodsas kalbasi su policininkais. Taigi, ką jis bando paaiškinti. Taip, ką tik kalbėjausi su prezidentu. Ir kodėl jis minė savo santykius su Jungtinių valstijų prezidentu. Aš paaiškinsiu, kodėl Tigeris Woodsas buvo surakintas antrankiais ir kuo jis kaltinamas – vairavimu apsvaigus. Aš esu Andželė Televi ir tai yra Crime Fix. Tigeris Woodsas yra įpratęs būti prieš kamerą. Jis yra vienas geriausių pasaulio golfo žaidėjų. Jis yra laimėjęs 82 PGA pergalės ir iš esmės buvo golfo wunderkindas nuo pat mažens. Šis vyras yra tikra legenda. Tačiau penktadienį kovo 27-ąją Eldredas Tauntas Tigeris Woodsas buvo užfiksuotas kameroje dėl visai netų priežasčių. Ir tai nebuvo pirmas kartas. Šerifo įvykio ataskaitoje teigiama, kad Tigeris Woodsas kirto kelio ašinę liniją, kai važiavo paskui pikapą, kuris bandė pasukti į įvažiavimą. Tada, pasak pareigūnų, Woodso visureigis trenkėsi į pikapą ir apsivertė ant vairuotojo pusės. Ir pažiūrėkite į tai. Iš tikrųjų galite matyti nuo susidūrimo likusias slydimo žymes ir stabdymo bandymo pėdsakus. Tiesiai ten kelyje Martin apygardoje Floridoje. Tai vyko šiek tiek po 2 valandos popiet Jupiterio saloje. Tai barjerinė sala, esanti maždaug 2 valandos į šiaurę nuo Majamio. Pareigūnai atvyko į įvykio vietą ir rado Tigerį Woodsą. Sveikas, Dambo. Kaip laikaisi? Gerai. Man sekasi gerai. O kaip jums, pareigūnė Buenavilė? Pone, kaip laikotės? Sveiki. Aš esu pareigūnas Buenavilis. Mes esame mano šerifo biure. Na, aš čia tam, kad ištirčiau nuolat stringantį vaizdo įrašą apie eismo įvykį. Oi, nuobodu, palauk, ar gali greitai papasakoti, kas nutiko? Taip, aš žiūrėjau į savo telefoną. Ar nori pažiūrėti, kaip perjunginėjau stotis? Ir tada žiūrėk. Bum! Gerai, ar tau viskas gerai? Visiškai smagu, gerai, visiškai smagu. Gerai, taigi. Tai įprasta dienomis. Man reikia telefono numerio. Ar turite man telefono numerį? Taip. Taigi, tai yra Tigerio istorija. Jis žvilgtelėjo į savo telefoną, bet pareigūnai pastebėjo, kad jis atrodė tarsi nesavas. Todėl jie pradėjo jam uždavinėti klausimus. Ir transporto priemonė yra registruota jūsų vardu. Gerai, tiesiog palaukite minutėlę, tuoj grįšiu, gerai? Į biurą, taip. Taip ir maniau, taip, korporacija. Aš dalyvauju, imu biuro numerį vietoj. Biuro numerio? Taip. Mes tai pašalinsime iš ten. Ar jūs taip pat buvote automobilyje, ponė? Ne? Gerai, viskas tvarkoje, tiesiog palauk, žmogau, tuoj sugrįšiu. O, ne. Taip, galime iškviesti evakuatorių, taip. Nežinau, ar jam reikės vieno, ar ne? Jis darosi kietas, jis dėvi saulės akinius, nematyti jo akių, aš nematau jo akių. Tas dalykas, manau, kalba visai nebloga. Tigeris yra garsus vaikinas. Žinoma, ir jis pažįsta daug labai garsių žmonių. Galbūt prisimenate, prezidentas Trumpas 2019 metais jam įteikė prezidento laisvės medalį. Ir Tigeris galėjo pagalvoti, kad tai jam padės šioje keblioje situacijoje. Praėjus šiek tiek laiko, atrodo, kad jis paminėjo prezidento vardą. Paklausykite. Prašome, tiesiog likite čia su mumis. Taip, ką tik kalbėjau su prezidentu. Bandau atsitraukti nuo telefono. O, taip, jis labai atsiprašo už tai, ką padarė, manau. Tikrai? Nieko į burną, prašau. Nieko į burną. Einam žemyn. Ačiū. Jokių tokių dalykų. Ne, jis labai atsiprašė manęs už vakarykštį vakarą. Ne, taip. Viskas gerai? Yra kaip yra. Taip.
Bėgu žemyn savo butę, laukia gana drėgna. Tau nereikia lūpdažio ir to lūpdažio balzamo. Štai tau ir protokolas. Taigi jie patrauks automobilius nuo kelio, tada prieis ir pasikalbės su jumis. Paaiškins, kas vyksta dėl avarijos. Taip, gerai. Jis atlieka avarijos tyrimą, pavaduotojas Benevilis. Taip, aš turiu jo... Na, aš buvau čia su jumis, nežinau, ką jis dabar daro. Tikiuosi, jūs nesate ten, kur jis dabar yra su visu tuo. Beveik kaip automobiliai. Šaunu. Jis tikras vyras, ar ne? Žinau. Visada galėtų būti blogiau. Visą tai galėtų būti blogiau. Gerai, mano vardas yra pavaduotoja Ledin iš Martino apygardos šerifo biuro kelių eismo ir vairavimo išgerus padalinio. Gerai, taigi pavaduotoja Giding paprašė, kad atvykčiau čia atlikti jums neblaivumo tyrimą, kad įsitikinčiau, jog esate saugi vairuoti motorinę transporto priemonę avarijos metu. Gerai. Tai pasakius, jis atliko savo tyrimą. Taigi civilinė šio įvykio dalis jau baigta. Dabar pereinu prie baudžiamosios dalies, gerai? Ar galite papasakoti, kas nutiko per avariją? Žiūrėjau žemyn į savo telefoną. Jau buvau pakeitusi radio stotį ir galiu. Gerai, taigi žiūrėjote žemyn į savo telefoną ir keitėte savo, taip? Radio stotį. Gerai, puiku. O iš kur šiandien atvykstate? Iš savo namų. Jūsų namai. Kur yra jūsų namai? Gerai, taigi visai čia pat toliau šią gatvę? Taip. Gerai, ir jūs nesate sužeista po avarijos? Žinoma. Jokiu būdu. Gerai, ar sutiktumėte atlikti keletą blaivumo testų, kad įsitikintume, jog esate saugi vairuoti savo transporto priemonę? Ką aš jūsų paprašysiu padaryti, tai išeiti iš automobilio ir eiti priešais mano automobilį, gerai? Aš seksiu paskui jūs. Ar turite kojos traumą? Taip. Taip, turiu. Gerai, kas nutiko su kuo? Mes eisime ten, į tą pusę. Žinau, čia daug automobilių, bet ten, į tą pusę. Galite eiti šaligatviu. Žinau, kad čia truputį karšta. Eikite toliau. Taigi štai čia tiesiai priešais šį turgaus patrulių automobilį. Taip, ponia. Štai čia. Haiku. Ar tau viskas gerai šiuo metu? Taip? Šį kartą jaučiu, kad jai turiu kokių nors. Man buvo atliktos 7 nugaros operacijos. Apie 20 operacijų mano kojai ir mano nugarai. Kas po velnių buvo tavo chirurgas? Praėjusių metų spalį. Ar gali, vaikščioti tą koją be jokių problemų? Aš patikrinsiu tavo lygį, tu patikrinsi savo lygį. Mano čiurna sustingo. Gerai. Taigi, ką mes darysime, tai aš turėsiu tai padaryti, aš padėsiu tau atlikti nurodytą pratimą, tikiuosi tau tai tinka. Gerai. Prieš pradedant, žinok, ją išgirsi, jokių problemų. Gerai. Ir užsidėk ant galvos ir tu tobula. Tu esi viršūnėje, tikriausiai eisi pirmin. Ir turi keletą būdų nuo. Tu viena. Ir tada... Prietinkite kojas prie savęs. Iki galo. Kiek šiandien išgėrei? Ne. Ar vartojate kokius nors vaistus? Varkoju keletą. Kas tau yra? O, teisingai. Aš buvau palaukau. Alipunė. Ar tu juos visus išgėrei? Šį vakarą. Taip, kurią valandą ryte mirsi, tiesa ryte. Ilgai nebedarysiu piligrimų. Ne, buvau palaužtas 8 kartus ir... Ar vartojate kokių nors nelegalių medžiagų? Dabar, kadangi pradiniai klausimai baigėsi, laikas tikrajam blaivumo patikrinimui vietoje. Ne, gerai, puiku. Taigi, ką norėčiau, kad padarytumėt? Padėkite rankas prie šonų. Gerai, taigi ką darysite, žiūrėkite į mano rašiklį čia, gerai, ir tik akimis, sekite jį, nejudinkite galvos. Ar supratote? Supratau. Haiku. Nekrutink galvos.
galvos. Stenkis nekrūtinti galvos, gerai? Gerai, dabar paprašysiu padėti rankas prie šonų. Gerai. Gerai, sekite tai tik akimis, bet nejudinkite galvos, ar supratote? Super tau. Ir tai suksis ratu, priartės labai arti jūsų raido, atrodys, kad palies jūsų raidą. Viskas. One moment. Pirmam pratimą noriu, kad ištiestumėte rodomosius pirštus taip, o tada grąžintumėte rankas prie šonų. Gerai, tiesiog taip, ponė. Ir liksite šioje pozicijoje, kol duosiu tolesnius nurodymus. Ar supratote? Ne, puiku. Kai pasakysiu pradėti, atloškite galvą 45 laipsnių kampu ir užmerkite akis. Ar supratote? Puiku. Ar žinote, kuri jūsų ranka yra kairė, o kuri dešinė? Kuri yra jūsų kairė? Puiku. Kuri yra jūsų dešinė? Teisingai, gerai. Taigi, kaip sakiau, kai pasakysiu pradėti, pakreipkite galvą atgal 45 laipsnių kampu. Gerai, dar nepradėkite, tada užmerkite akis. Dar nepradėkite. Gerai? Taigi, kol kas tiesiog stebėkite mane, gerai? Taigi, kaip sakiau, kai pasakysiu kairė, pakelkite kairę ranką tiesiai priešais veidą. Palieskite piršto galiukų, nosies galiuką ir iškart grąžinkite ranką prie šono. Tas pats, kai pasakysiu dešinė. Jūs paliesite dešinės rankos piršto galiukų, nosies galiuką ir iškart grąžinsite ranką prie šono. Kai sakau piršto galiukas, tai yra piršto galiukas, gerai? Tai nėra jūsų piršto atspaudas, tai nėra jūsų nago galiukas, tai nėra piršto šonai, tai yra jūsų nosies galiukas, gerai? Tai nėra šonai, tai nėra viršus, tai nėra apačia, tai nėra jūsų šnervės, gerai? Ar supratote? Ar turite klausimų? Gerai, galite pradėti. Būtinai užsimerkite. Kairė.
Dabar galite atmerkti akis. Gerai. Šiam pratimui noriu, kad sudėtumėte delnus vieną į kitą. Vieną ranką delnų į viršų, kitą delnų į apačią. Štai taip. Gerai, ir liksite šioje pozicijoje, kol duosiu tolesnius nurodymus. Ar supratote? Puikiu. Kai pasakysiu, pradėti, apverskite viršutinę ranką ir garsiai pasakykite 1. Tada vėl apverskite ranką ir garsiai pasakykite 2. Skaičiuokite tik tada, kai jūsų rankos įsiliečia taip. Gerai, taigi bus 1, 2, 1, 2. Gerai, taigi 1, 1 čia. 2 čia. Taip, ponė, tik kai jūsų rankos paliečia. Taigi 1, 2, 1, paskutinis 2. Taip, ponė. Gerai. Jūs kartosite tai. Greitinkite tempą ir nesustokite, kol nebus pasakyta. Įsitikinkite, kad kiekvieno pliaukštelėjimo metu jūsų rankos ir pirštai būtų lygiagrečiai kaip čia. Tai bus 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ar supratote? Turite kokių nors klausimų? Gerai, pradėkite. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Žiūrėkite, kad pamažu greitintumėte tempą. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Galite sustoti. 1, 2, 1, 2. Gerai. Paskutiniam pratimui paprašysiu jūsų sugniaužti abi rankas į kumščius. Kairįjį kumštį adėkite prie krūtinės vidurio, o dešinįjį prie kairės krūtinės pusės. Tai atrodys štai taip. Taigi, kairįjį kumštį laikykite prie krūtinės vidurio, o dešinįjį tiesiai priešais. Likite šioje pozicijoje, kol duosiu tolesnius nurodymus, gerai? Kai pasakysiu pradėti, turėsite atlikti 4 užduotis. Gerai, pirma užduotis – garsiai skaičiuoti nuo 1 iki 4, judinant kumščius laiptotai ir kiekvieną kartą jos liečiant vieną prie kito. Taigi tai atrodys taip. 1, 2, 3, 4. Gerai? Antra užduotis – įsiminti savo kumščio padėtį, po to, kai suskaičiuosite iki 4. Plokite 3 kartus ir grąžinkite kumštį į įsimintą padėtį. Taigi, suskaičiavus 1, 2, 3, 4, įsiminsite savo kumščio padėtį ir tada paplosite 3 kartus. Ir tada grįžkite į įsimintą padėtį. Jūsų trečioji užduotis – judinti kumštį laiptuotai atgalinę tvarką. Skaičiuokite garsiai nuo 5 iki 8 ir grąžinkite kairį kumštį į krūtinės centrą. Taigi sakysite 5, 6, 7, 8. Jūsų ketvirtoji užduotis – atverti rankas delnais žemyn ir padėti jas ant kelių. Taigi, atlikę užduotį, atversite rankas ir padėsite jas ant kelių. Gerai? Ar supratote visas instrukcijas? Ar norite, kad jas pakartočiau dar kartą? Kartokite jas užduoties metu. Atsiprašau. Kartokite jas užduoties metu. Taigi, aš nebegaliu jų kartoti užduoties metu. Gerai. Štai kodėl prašau, kad suprastumėte visas instrukcijas. Jei reikia, galiu jums dar kartą parodyti, taip tai daryti. Gerai, bet dabar yra laikas užduoti visus klausimus, kuriuos turite. 1, 2, 3, 4, iki pat galo. Ar reikia, kad dar kartą jums tai paaiškinčiau? Gerai? Taigi, kaip sakiau, tu pradėsi. 1, 2. Don't begin yet. Taigi dar nepradėk. Gerai, viskas, panoriu, kad tiesiog liktum pradiniai pozicijai, gerai? Kai pasakysiu pradėti, atliksi 4 užduotis. Gerai, pirmoji užduotis. Garsiai skaičiuoti nuo 1 iki 4, judinant kumštį laiptotai taip ir liečiant kiekvieną kumštį. Tai atrodys taip. 1, 2, 3, 4. Gerai, antroji užduotis. Įsiminti savo kumščio padėtį. Plokite 3 kartus ir grąžinkite kumštį į įsimintą padėtį. Trečioji užduotis – judinti kumštį laiptuotai atvirkštinę tvarką. Skaičiuokite garsiai nuo 5 iki 8. Gerai, kiekvieną kartą susilieskite kumštys. 5, 6, 7, 8. Gerai, padėkite kairį kumštį krūtinės centre. Ketvirtoji užduotis – atverti delnus žemyn ir padėti juos ant kelių. Gerai, ar turite daugiau klausimų? Gerai, galite pradėti. Gerai, aš tai užsidėsiu. Aš.
Tampa akivaizdu, kad šerifo pavaduotojai netiki, jog Tigeris Woodsas išlaikė blaivumo testus vietoje. Ar atsisūsite į mano automobilį? Įsitikinkite, kad rankos būtų už nugaros. Padėkite jas už nugaros. Štai taip. Šiuo metu manau, kad jūsų įprasti gebėjimai yra sutrikę. Gerai, ir jūs esate paveiktas nežinomos medžiagos. Taigi šiuo metu jūs esate sulaikytas dėl vairavimo apsvaigus. Tai ponia. Gerai, ar turite ką nors su savimi, kas galėtų palikti jūsų pėdsaką? Aš tuoj pat tai nunešiu į teisę. Aš taip sėdėjau. Lipdukai pas mane. Tu išskėti kojas? Dėl manęs. Pasiimk maišelę. Ar gali tiesiog tai paspausti? Tai yra narkas. Tai narkas? Taip, gerai, gerai. $10. Pikapo vairuotojas 2 šerifo pavaduotojams apibūdino, kas jo nuomonė įvyko. Gerai, ar galite papasakoti, kas nutiko? Aš pristabdžiau, o jis tiesiog, aš bandžiau, jis vis bandė, jis manęs nepastebėjo. Gerai, ir jūs? Įjungė posūtę signalą. Taip. Gerai, taigi jūs nebuvote visiškai sustojusi, jūs vis dar judėjote. Aš ruošiausi sustoti. Palaukite. Tu jo mini, kad tu turi leisti žmonėms žinoti, kaip sulėtinti tempą. Ir aš daug sportuoju. Gerai, aš tiesiog neleisiu tau. Ta popietė 17:45 pasaulinio garso golfo žaidėjas Tigeris Woodsas jau buvo surakintas antrankiais ir sėdėjo policijos automobilio gale, o pareigūnai jį vežė į šerifo skyrių registracijai. Jis neištarė nė žodžio pakeliui į kalėjimą, bet ar nebūtų įdomu sužinoti, apie ką jis galvoja važiuodamas tuo keliu? Tigeris Woodsas buvo užregistruotas Martino apygardos kalėjime dėl kaltinimų vairavimo apsvaigus, padarius turtinę žalą ir atsisakymo duoti šlapimo mėginį. Jis nepripažino kaltės dėl šių kaltinimų, kažkada po 5 vakaro. Tigeris Woodsas vėl grąžinamas į policijos automobilį su antrankiais. Šį kartą jis uždengtas antklode. Kodėl, mes nežinome. Gal šerifo biure buvo šalta. Vėlgi, Tigeris Woodsas ir pareigūnas juda toliau. Anksčiau minėjau, kad tai ne pirmas kartas, kai Tigeris Woodsas atsiduria naujienose ir prieš kameras dėl avarijos. O paskutinį kartą tai beveik visam laikui nutraukė jo karjerą golfo aikštynuose, bent jau kaip profesionalo. 2021 m. vasarį Tigeris Woodsas vairavo Genesis visureigį vingiuotų kelių netoli Los Andželo, kai pateko į avariją. Tuo metu policija teigė, kad jis viršijo greitį. Tas visureigis kirto kelio skiriamąją juostą ir atsitrenkė į medį. Avarijos metu Woodsas buvo sunkiai sužeistas, bent jau jo koja, ir tuo metu nebuvo aišku, ar jis kada nors vėl galės profesionaliai žaisti golfą. Woodsas vėliau tais metais žurnalistams pasakė, man pasisekė, kad esu gyvas ir turiu galūnę. Prieš tai 2017 metais Tigeris Woodsas buvo suimtas įtariant vairavus apsvaigus. Policija jį rado miegantį 3 valandą ryto. Jo juodame Mercedes, sustojusiame dešinėje juostoje, o automobilio variklis vis dar veikė. Nors Woodso alkotesterio rezultatas vietoje buvo 0,00. Jo organizme buvo rasta kelių receptinių vaistų, įskaitant Vikodiną, Dilaudidą, Xanaxą, Ambieną ir THC. Jo paaiškinimas
Pasak The Athletic pranešimo, golfo žaidėjas teigia, kad po stuburo slankstelių sujungimo operacijos pats gydėsi vaistais. Vudsas prisipažino kaltu dėl pavojingo vairavimo ir baigė alternatyvę teismo programą vairavusiesiems apsvaigus. Dabar šis naujausias areštas atrodo kaip galimas 2017 metų arešto pasikartojimas. Praėjusį penktadienį Vudsas taip pat įpūtė 0,00, tačiau šį kartą pareigūnai teigia, kad rado 2 baltas tabletes Vudso kairės kelnių kišenėje, o žymėjimai parodė, kad tai buvo hidrokodonas, opioidinis vaistas nuo skausmo. Tigeris Vudsas po kelių dienų paskelbė pareiškimą Twitter. Jame rašoma: Aš žinau ir suprantu, kokioje rimtoje situacijoje šiandien atsidūriau. Aš kuriam laikui pasitraukiu, kad galėčiau gydytis ir susitelkti į savo sveikatą. Tai būtina, kad galėčiau teikti pirmenybę savo geroviai ir siekti ilgalaikio pasveikimo. Esu pasiryžusi skirti tiek laiko, kiek reikia, kad galėčiau sugrįžti sveikesnė, stipresnė ir labiau susitelkusi tiek asmeniškai, tiek profesinėje srityje. Vertinu jūsų supratingumą ir palaikymą, bei prašau privatumo savo šeimai ir artimiesiems šiuo metu. Pasirašo Tigeris. Būtent čia Tigeris Vudsas paminėjo, kad ieško gydymo ir sveikimo, todėl galime daryti išvadą, kad ji pradėjo reabilitaciją. Kitas jo teismo posėdis numatytas 2026 m. gegužės 5 d. ir mes apie tai jūs informuosime. Tai tiek šiame Crime Fix epizode. Law and Crime. Nepamirškite, kad visada galite mus žiūrėti YouTube, taip pat galite klausytis mūsų Spotify. Iki kito karto.